Sveiki, esu Gintautas Gumbelevičius, Švento Kristoforo klinikos vadovas. Šiame vaizdo susitikime noriu pasidalinti mūsų klinikos kolektyvo vertybėmis. Kas mes esame, kuo gyvename ir kaip matome savo darbą. Be vertybių jokia veikla nėra patikima ilgalaikėje perspektyvoje. Tad kokios tos mūsų vertybės? O jų yra 3. Visų pirma, tai procedūrų saugumas. Visos gydymo procedūros atliekamos su didelė atsakomybė ir laikantis visų saugumo reikalavimų. Instrumentai sterilizuojami aukšto slėgio autoklavose, kurių sterilizacijos kokybė kiekviename cikle yra kontroliuojama ir registruojama. Pasirūpiname ir autonominiu elektros tiekimu tuo atveju, jei miesto elektros tiekimas nutrūktų. Tai ypač svarbu operacijų ar gydymo narkozėje metu. Na ir žinoma, paties gydymo metu niekada nesiūlome rizikingų gydymo sprendimų. Jei matome riziką, tada siūlome nuosaikesnius gydymo būdus. Gal gydymas tokiu atveju užtrunka ilgiau, bet jų rezultatas yra labiau nuspėjamas, o pats gydymas saugesnis. Mums svarbu, kad mūsų darbai būtų atlikti sėkmingai ir ilgam. Antroji mūsų vertybė – tai specializacija ir komandinis darbas. Tai reiškia, kad kiekvienas gydytojas ir jo asistentas daro tai, ką moka geriausiai. Siaura specializacija leidžia pažinti savo sritį giliau, matyti problemą specifiškiau, parinkti labiau tinkamą sprendimą ir jį profesionaliau įgyvendinti. Patirtis specifinėse situacijose itin svarbi. Ji dažnai nulemia ir gydymo sėkmę. Tam reikia ne tik praktikuoti, bet ir gilinti žinias. Visi mūsų gydytojai nuolat kelia kvalifikaciją ne tik Lietuvoje organizuojamuose kursuose, konferencijose, bet ir specializuotose mokymo programuose Europoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Žinios ir praktika sėkmės garantas. Taip pacientas gauna visapusiškai ir kvalifikuotą gydymą per trumpiausią laiką. Todėl komandinis darbas, specializuotas darbas mūsų klinikoje yra pagrindų pagrindas. Trečioji vertybė – inovacijos. Kas tai yra inovacija? Inovacija tai yra papildomų verčių kūrimas ir tos vertės kūriamos mūsų pacientam kiekvieną dieną. Mes nuolat ieškome naujų gydymo metodų, stengiamės diegti naujas technologijas, plėsti paslaugų spektrą ir taip kurti naujas vertės mūsų pacientams. Jau dabar turime ką pasiūlyti. Be šiuolaikinių technologijų ir gydymo metodikų odontologijoje galime pasiūlyti vaikų ir suaugusiųjų dantų gydymą sedacijoje bei narkozėje. Siūlome skaitmeninius protezuojamų dantų atspaudų skenerių, tai yra burnos skenavimą, dantų kanalų gydymą mikroskopo pagalba. All-on-4 ir All-on-6 dantų implantacijos metodą, kuomet pacientas gali pradėti kramtyti naujais dantimis 2 dienų bėgyje. Plečiame ir paslaugų spektrą mūsų pacientams. Be odontologijos teikiame ir ausų, nosies, gerklės gydymo paslaugas suaugusiems ir vaikams, bei veido estetinės korekcijas, kurias atlieka patyręs plastikos chirurgas. Be to, įdarbiname ir dirbtinį intelektą registratūroje. Pacientai dabar gali registruotis 24/7 režimu. Nebereikia laukti darbo valandų norint užsiregistruoti. Registruotis galima jau dabar, bet kuriuo paros metu. Ir tai dar ne viskas. Mes judame pirmin kiekvieną dieną ir savo pacientus informuojame apie naujienas nuolat. Na, o kontekstas, kuriame vyksta darbas, mūsų kredo, yra meilė artimam. Mes esame kolektyvas besiremiantis krikščioniškomis vertybėmis. Todėl atjauta, noras padėti yra neatsiejama mūsų darbo dalis. Joks darbas nėra vertingas be meilės, rašė Tomas Kempietis. Ta suprantame labai giliai ir tuo šūkiu sekame. Bet kokiose aplinkybėse bent jau aš stengiuosi paciento veide įžvelgti Kristaus veidą. Tai motyvuoja padaryti daugiau nei tikisi pacientas. Šiais neramiais laikais mums visiems ypatingai reikia optimizmo ir tikėjimo. To reikėjo vakar, to reikia šiandien, to reikės ir visada. Todėl aš ir kolektyvas visomis jėgomis stengiamės, kad žmogus peržengęs mūsų klinikos slenkstį būtų suprastas, nuoširdžiai priimtas ir išgydytas. O pasveikęs galėtų savo ir kitiems pasakyti: gyvenimas gražus, šypsokitės drąsiai.